Tai labas rytas, pradame spaudos konferenciją skirtą paminėti pasauliniai sveikatos dienai, kuri kiekvienais metais minima balandžio 7 dieną ir kasmet Pasaulio sveikatos organizacija parenka tam momentui ypatingai svarbu šios pasaulinės sveikatos dienos šūkį. Šių metų tema kartu dėl sveikatos palaikykime mokslą. Na ir kaip nebūtų paradoksalu, norėčiau pradėti nuo to, kad šiandien turim aiškiai savo pasakyti vieną dalyką, kad jeigu nieko nekeisime, jeigu niekas nesikeis, tai mūsų vaikai sirgs daugiau ir anksčiau nei mes. Na ir tai dėja ne emocijos, o tai mokslų pagrįsta prognozė. Kalbėdami apie sveikatą dažnai sakome, kad reikia daugiau mokslo, reikia remtis mokslu ir panašiai. Tačiau būkime tikslus, medicinoje sprendimai visuomet remiasi mokslu. Ne vienas vaistas ar technologija nepasiekia paciento per vieną dieną. Tam reikia kartais metų, netgi dešimtmečių tyrimų, klinikinių studijų, kol vienas ar kitas naujas metodas tampa mokslu pagrįstų metodu. Nes medicinoje galioja aiškus principas, kurį puikiai atsimenu, kaip ir mano mokytojai dar medicinos studijų metu, aiškiai davė palinkėjimą. Pirmiausiai nepakenk, kad pirmiausiai nepakenkti pacientai. Bet kai mes kalbam apie visuomenės sveikatą ar kalbam apie sprendimus mūsų kasdieniam gyvenime, dažnai juos lemia kiti principai. Emocijos, nuomonės, nuostatos. Na ir turėtume galbūt aiškiai savęs paklausti, ar visuomet mūsų kasdieniai sprendimai remiasi mokslu ar momentiniam nuotaikom. Šiandien realybė tokia, kad Lietuva patenka tarp Europos šalių, kur elektroninės cigaretės vartoja daugiau nei 30% 15-16 metų paauglių. Ir tyrimai rodo, kad net kas trečias mokinys jau naudoja jas per pastarąjį mėnesį. O daugiau nei pusė paauglių yra bent kartą bandę elektroninės cigaretės. Čia dar ne viskas. 23% mokinių bent kartą vartoja raminamosius ar migdomuosius be gydytojo paskirimo, o tarp mergaičių net trečdalis. Ir mergaitės šios vaistus vartoja daugiau nei dvigubai dažniau nei berniukai. Ir čia tik tai dalis faktų, kurie yra ne pavieniai signalai. Tai situacija, kuri rodo, kad kažkas ne taip yra mūsų visuomenė. Jeigu vaikai ir paaugliai jaučiasi nesaugiai, tiek fiziškai, tiek emociškai. Ir nesvarbu, kur tai yra. Ar namuose, ar mokykloje, ar gatvėje, ar bendraudami su bendramžiais. Visur turėtume rūpintis, kad jie jaustų saugiai, kad būtų saugi aplinka. Taigi, sprendimai lemiantys sveikatą prasideda ne Seime. Jie prasideda kiekvieno iš mūsų pasirinkimuose. Valstybė gali sudaryti sąlygas, bet pasirinkimą vis tiek darysime mes patys. Ir puikiai žinom, kad žinoti dar nereiškia, kad aš pakeisiu savo elgesį. Galime turėti geriausius įrodymus, bet jeigu jie nevirs naujais įpročiai, jie neveiks. Todėl šiandien, minėdami pasaulinę sveikatos dieną, turime kalbėti apie atsakomybę, apie bendrą mūsų atsakomybę. Valstybės priimti sprendimai turi remtis mokslu, atsispirti emocijoms, kartais galbūt trumpalaikiams interesams. Žiniasklaidos atsakingai formuoti visuomenės nuomonę, padėti atskirti faktus nuo melagienų, o ekspertų kalbėti aiškiai, remiantis įrodymais. Ir kiekvienas žmogus turėtų gyventi pagal tai, ką geriausia žino šiandien mokslas. Ir ne viena politika neveiks, jei ji nepasieks kiekvieno mūsų proto ir širdies, jeigu nesikeis mūsų elgsena. Taigi, mokslas mums rodo kryptį, bet žingsnius žengiame mes pabaigai. Ir pabaigai. Šiandien turim
daugiau informacijos nei bet kada. Šiandien turim daugiau naujausių technologijų, pažangiausių vaistų. Tačiau, jeigu mūsų visuomenė netaps sveikesnė, jeigu mūsų vaikai pradės sirgti anksčiau ir sirgs labiau už mus, tai paprasčiausiai tie brangiausi, naujausiai prieinami tyrimo metodai pasaulyje nebus prieinami kiekvienam iš mūsų, kada to reikės labiausiai. Šiandien čia susirinkę ekspertai yra tie žmonės, kurie kuria tą medicinos mokslą, kurie jį taiko. Todėl su dideliu malonumu pirmiausiai noriu suteikti žodį akademikui Limui Kupčinskui. Gerbiami kolegos, laba diena. Šiandien minint pasaulinę sveikatos dieną, norisi pakalbėti ne tik apie sveikatą, bet ir apie pasitikėjimą. Deja, šiuo metu informacinio pertekliaus epochoje, kai interneto platybėse galima rasti ne tik naudingos informacijos, bet ir galingų srautų eina dezinformacija. Aišku, pirmoji eilėje tai reikia atskirti dezinformaciją dėl mūsų geopolitinės situacijos ir tą, kas eina iš mūsų nesaugaus rytų kaimyno. Bet antroji vietoje, ko gero, eina dezinformacija ir sveikatos klausimais. Ir šios dienos konferencija, ko gero, labiau ne apie pačią sveikatą, bet apie pasitikėjimą medikais, pasitikėjimą mokslu, pasitikėjimą mokslinėmis rekomendacijomis. Kuo dabar tiki pacientas? Savo gydytojų, mokslu pagrįstomis ligos gydymo ar profilaktikos rekomendacijomis, ar papildų verslininkais, ar influenceriais, ar tiesiog kaimyno nuomonė. Dabartinėje epochoje, kai galima pasitikrinti ir dirbtinio intelekto pagalba, užduodant klausimus, ką tavo nusiskundimai reiškia, tai gali būti iš vienos pusės naudinga, iš kitos pusės žalinga, nes dirbtiniu intelektu irgi gali naudotis efektyviai specialistai, kurie moka suformuoti problemą. O jeigu nežinantis, neišmanantis užduos žmogus medicininius klausimus ir įdės ten visiškai nesminę informaciją, praleisdamas tai, kas yra esminio, gali visiškai gauti atsakymą neteisingą. Galiausiai dirbtinis intelektas pats pripažįsta, kad jis kartais haliucinuoja ir gali sugalvoti visiškai nuo realybės nutolusius atsakymus. Interneto erdvė užpildyta dabar visokiausiais medicinos patarimais ir lygiai taip pat, kaip turime atsirinkti ir būti atsparus tai užplūdusiai neteisingai geopolitinio konteksto ir mūsų valstybei grėsmingai informacijai. Taip pat turime atskirti ir sveikatos informaciją nuo užplūdusios ten visokios maisto papildų reklamos, ar kažkur, reiškia, influencerių, kuriuos siūlo kraštutinius patyrimus, visiškai neatsižvelgdami į mokslo rekomendacijas. Ką dabar daryti ir kas už tai atsakingas, už dabartinę situaciją? Manau, kad atsakingi turėtų būti pakankamai daug kas. Tai visų pirma ir politikai, kurie formuodami sveikatos politiką neturėtų pasiduoti ir populistinėms tendencijoms ir, tam tikrom verslo, reiškia, lobistinėms
reiškia, lobistiniams norams. Taip pat ir mokslininkai, aš atstovauju medicinos mokslą Lietuvos mokslo akademijoje, irgi reikia stengtis, kad tos šiuolaikinės mokslo žinios prieinama kalba būtų pristatytos visuomeniai, ir žurnalistų tam tikra atsakomybė, kad ta ketvirtoji valdžia nenorėtų tapti pirmąją valdžią ir formuoti, reiškia, kartais net lobistų ir jiems naudingas nuostatas sveikatos atžvilgių, ir atsakomybė pačių, reiškia, visuomenės, jos atsparumas dezinformacijai, mokėjimas atsirinkti tai, kas yra pagrįsta mokslu. Galiausiai čia turbūt reikia grįžti į pačias šaknis, į mūsų švietimo sistemą, kurią krečia nuolatinės reformos, kur diskutuojama, ar reikia matematikos egzamino visiems, ar jo nereikia, bet ko gero matematika tikrai labai svarbus dalykas ir jeigu žmogus supranta, kas tai yra tikimybė, reiškia, kad rūkant, pavyzdžiui, plaučių vėžys išsivysto 7 kartus dažniau negu nerūkant, ir, reiškia, čia yra kaip rusiška ruletė. Reiškia, tu gali susirgti, gali nesusirgti, bet jeigu tu nesupranti, kas tai yra ta rizika, tai dėja, net istoriškai dalis žmonių yra nepatiklus. Net Biblijoje minimas netikėlis Tomas, kuris mūsų taip liaudyje neviernas tamošius, kuris tik tada kažkuo patiki, kai rankoms gali pačiupinėti. Lygiai taip pat, tol, kol kasdien alkoholį naudojantis žmogus nesuserga kepenų cirozė, jis gali nepatikėti, kad tai kenksminga sveikatai. Ir tai irgi tam tikras mokymas, sveikatos mokymas turi prasidėti nuo mokyklos ir atitinkamai suformuoti tam tikras nuostatas. Ir vis tik norėtųsi, baigiant šitą kalbą, palinkėti visoms toms visuomenės grupėms ir politikams, ir sveikatos mokslininkams, ir žurnalistams, ir pačiai visuomeniai mokėti atskirti tą dezinformaciją sveikatos srityje, netikėti tais kai kurių klinikų propaguojamais ilgaamžiškumo eleksyrais, kuriuos ten suleidus jis taps sveikesnis, bet tikėti gerai žinomomis ir mokslų įrodymomis, tomis sveiko gyvenimo būdo, reiškia, rekomendacijomis. Tai dieta, fizinis aktyvumas, o ne gyvenimas ir maitinimasis bet kaip, papildų naudojimas ir pasiskaitimas, reiškia, internete, kas šiuo metu yra madinga, norėtųsi, kad visos visuomenės grupės atsižvelgtų ir kad mūsų visuomenė būtų sveikesnė. Nes kitu atveju tas milžiniškas medicinos progresas, kuris padarytas per pastaruosius 50 metų ir dėl to ženkliai pradidėjo žmogaus išgyvenamumas, rėmėsi būtent mokslo pasiekimais. Ir jeigu mes jų nevertinsime, tai dėja toliau nemažiau sirgsime ir tie mokslo pasiekimai nebus efektyviai išnaudojami. Tai ačiū. Ačiū gerbiamam akademikui. Taigi atsirinkti šiuolaikiniam informaciniam pasaulyje, šiuolaikinėse technologijose kartais tikrai nėra taip paprasta, kur yra tikra informacija,
o kur galbūt paprasčiausiai taip vadinamos melagienos. Jūs man priminėt, akademikė, dar mokantis 3 kurse vidaus lygų prepadėjauti, kad turbūt patvirtinsit mano žodžius, kad tuomet, kai 3 kurso studentai mokosi lygų simptomus, tai praktiškai vos ne kiekvieną lygą skaitant atrodo, kad tai tinka tau, o paskui jau perėjus į vyresnius kursus jau supranti, kaip tai atrodė, kaip sakant, naivu ir galbūt juokinga. Na ir toliau norėčiau suteikti žodį profesoriai Jūratei Macijauskienei, kuri yra Lietuvos sveikatos mokslo universiteto PSO bendradarbiaujančio centro vadovė, slaugos fakulteto dekanė ir geriatrijos klinikos vadovė. Prašau, profesorė. Dėkoju, laba diena visiems čia esantiem kartu ir mus stebintiem. Labai svarbi diena kalbėti apie sveikatą ir kaip yra kuriamos sveikatos žinios. Tai universitetai ne tik kuria žinias, bet jų ir pareiga yra, kad mus visus pasiektų patikimos, patvirtintos ir be galo atsakingai interpretuotos žinios. Ir dažniausiai bendravimas mūsų mokslininkų yra tas mokslininkas mokslininkui, kai rengiame mokslinės publikacijas, taip pat stengiamės jas publikuoti prestižinėse žurnaluose, todėl kad ten irgi patikrinama yra informacija, kad ir mokslininkus pasiektų tikros žinios. Bet šiandien labai svarbu kalbėti apie tai, kad mokslininkai komunikuotų žmogui. Tai yra mums visiems ir tos žinios pasiektų suprantamos ir tinkamai suprantama kalba pateiktos. Ir tai yra universitetų pareiga ir tas ir užtikrintų tinkamų žinių pasiekimą mums visiems ir padėtų formuoti tinkamus įgūdžius. Tai universitetai tą ir daro per studijų programas, kur visiems sveikatos priežiūros specialistam yra dėstoma ir įrodymais pagrįsta medicina, slauga, kineziterapija, ergoterapija. Ir visi mūsų dalykai yra persmelkti tuom, kad skatinam studentus kritiškai mąstyti, skaityti mokslinę literatūrą ir labai atsakingai žiūrime į šaltinius, kuriuos studentai naudoja ir savo savarankiškiem darbam. Ir tas sukurtų prielaidas, kad jau dirbantys sveikatos priežiūros specialistai ir mokėtų pateikti, tinkamai interpretuoti mokslinę literatūrą, ir kasdieniai praktikoje skirtų laiko, rastų laiko, kurio dažnai pritrūksta pacientam tinkamai išaiškinti ir pagrysti, kodėl vienokie ar kitokie sprendimai, medikamentinės, nemedikamentinės priemonės yra siūlomos. O trečia, tai tas ne tik pacientas, turbūt žmogus, nes kalbam apie sveikų žmonių sveikatos įgūdžius, kad atsirinktų, kas yra tikra, kas ne ir taikytų praktikoje. Tai turim tokį terminą sveikatos raštingumas, kuris gal ir apibūdina tą informacijos turėjimą, taikymą ir atsakingą interpretavimą. Ir čia vėl grįžtu prie to pirmojo punkto apie universitetus, kad mūsų straipsnių rašymas, tie, kaip vadinam, mokslo populiarinimo, viešos paskaitos, kalbėjimas, jis yra be galo svarbu, formuojant tinkamą, teisingą, patikimą nuomonę apie vienokius ar kitokius sveikatos dalykus. Dėkui, profesorė. Taigi, kokia nuomonė bus suformuota, kokią nuomonę toliau ištransliuos žiniasklaida ir kaip jinai toliau formuos visuomenės nuomonę, turbūt pagal tą nuomonę dažnai elgsis ir sprendimų priėmėjai, nesvarbu, ar tai būtų savivaldos, ar tai būtų nacionalinėme lygmenyje. Sekantis mūsų spaudos konferencijos dalyvis nespėjo grįžti iš komandiruotės ir profesorius Mindaugas Štelemėkas, kuris yra Lietuvos sveikatos mokslo universiteto visuomenės sveikatos fakulteto sveikatos tyrimų instituto vadovas, ir šitas centras taip pat yra su Pasaulio sveikatos organizacija bendradarbiaujantis centras, jisai paprašė perskaityti sekančias jo mintis.
Taigi, profesorius Mindaugas Štelemėkas rašo, kad lietuvių sveikatos rodikliai per paskutinį dešimtmetį yra pagerėję, o prie to bent dalinai galėjo prisidėti Lietuvos Seimo reikšmingai sugriežtinta alkoholio kontrolės politika, įgyvendinant Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamas ekonomiškai efektyviausias politikos priemonės. Tačiau yra kitų su nesveika gyvensena susijusių rizikos veiksnių, kurių valdymui ir vertinimui galėtų būti kur kas efektyviau išnaudojamas Lietuvos mokslo ir viešojo sektoriaus potencialas. Pasinaudojant progą, norėtume paraginti sveikatos politikos formuotojus sukurti ir numatyti finansavimą nacionalinio lygmens su gyvensena susijusių rizikos veiksnių, tokių kaip fizinio aktyvumo, nesveikos mitybos, rūkymo ir kitų rizikos veiksnių, paplitimo mažinimui skirtą nacionalinę programą, kuri pagal vieningą algoritmą būtų gyvendinama Lietuvos savivaldybėse, integruojant visuomenės sveikatos biurus ir sveikatos priežiūros įstaigas. Ir lygiagrečiai būtų atliekamas programos poveikio bei ekonominio efektyvumo vertinimas, rašo profesorius Mindaugas Štelemėkas. Na ir galiausiai norėčiau paprašyti tarti žodį Pasaulio sveikatos organizacijos biuro Lietuvoje vadovė Ingrida Zurlytė. Prašau. Ačiū labai ir ačiū visiems, pirmiausiai gerbiamam Seimo nariui Sauliui Čaplinskui, bet taip pat ir gerbiems mokslininkams prisijungusiems šiandien ir visiems, kurie klausote šios spaudos konferencijos, nes šiandien švenčiame Pasaulinę sveikatos dieną, kuri yra ir Pasaulio sveikatos organizacijos gimimo diena, nes būtent šią dieną 1948 metais, tai yra prieš 78 metus, įsigaliojo Pasaulio sveikatos organizacijos konstitucija, kurioje kaip tik ir nusakoma ir pagrindinis sveikatos apibrėžimas, kaip žinia, kuris dar prieš šitiek metų jau buvo, atrodo, tinkamai suformuluotas, kad tai nėra vien tik tais fizinės negalios nebuvimas, bet tai yra fizinė, psichinė, socialinė gerovė. Tai, kaip jau minėjote, šią dieną organizacija skiria tam tikrai aktualiai temai susijusiai su sveikata. Ir turbūt neatsitiktinai vis tik tais šiais metais tas dėmesys skirtas mokslui. Ir kaip buvo minėta, akademiko gerbiamo pasitikėjimo mokslu. Nes būtent mokslo dėka iš principo per pastaruosius 100 metų žmonija pasiekė neįtikėtinų laimėjimų, taip pat ir Lietuva, pailgėjus gyvenimo trukmei. Sveiko gyvenimo trukmė dėja ne taip sparčiai ilgėja, tačiau būtent mokslo dėka galime išvengti daugelio mirčių, žymiai sumažėjęs kūdikių mirtingumas, motinų mirtingumas, išgyvenamumas žmonių sergančių tikrai sunkiomis ligomis, kurios anksčiau buvo laikomos neišgydomomis. Visi šitie dalykai žmogui suteikia galimybę toliau džiaugtis gyvenimu ir kaip galima geresnį išlaikyti gyvenimo kokybę. Tačiau pastebime tie dalykai, kad kažkaip tai kyla tam tikras vis daugiau skepticizmo ir mokslo įrodymai dėja irgi kažkaip tai arba pateikiami nepilnai arba šiek tiek iškraipytai ir ta informacija per daugelį kanalų perėjusi jau įgauna tam tikrą kitą pobūdį. Todėl būtent šiandien PSO ragina viso pasaulio žmonės atnaujinti savo įsipareigojimą dirbti kartu ir palaikyti mokslą kaip dvi pagrindinės jėgas. Tai yra būti kartu ir palaikyti mokslą, kurios skatina geresnę sveikatą. Dėl to dar kartą priminsiu temą – kartu už sveikatą ir palaikykime mokslą. Ir turbūt kiekvienas galėtumėm prisiminti iš savo gyvenimo, iš savo artimųjų gyvenimo
situacijų, kai būtent faktais ir mokslinis pasiekimas padėjo ar išlaikyti sveikatą geresnę, ar išgelbėti netgi artimųjų gyvybės. Taigi prisiminkime tuos dalykus, tinkamai juos įvertinkime ir palaikykime visokiojopai tiek mokslininkus, kurie vykdo tuos tyrimus, ir taip pat kviečiame labiau pasitikėti mokslu ir žinome, kad priėmimas politinių sprendimų dėja nėra tos kelias toks labai tiesioginis nuo mokslo prie politinių sprendimų, daug įvairių veiksnių tam turi įtakos, bet labai džiaugiuosi, kad būtent ši spaudos konferencija vyksta Seime ir tikimės, kad vis daugiau mokslo įrodymų ir mokslo įrodymais pagristų sprendimų bus priimama ir Seime, ir taip pat kitose institucijose, kur priimami yra svarbus sprendimai. O kiekvieną žmogų skatiname kritiškai vertinti tą informaciją, kurios išties yra labai daug prieinama, bet bandyti ugdyti savyje tą kritišką vertinimą ir vis tik įvertinti iš to, ką tikrai matote, ką gali pasiūlyti ir pasiekti ir mūsų mokslininkai, ir medicina, ir visuomenės sveikata. Ir aš dar norėčiau vis tik pažymėti, kadangi kalbame apie bendradarbiavimą ir mokslą, tai viena iš bendradarbiavimo su PSO formų yra PSO bendradarbiavimo centrai. Ir šitie centrai ne šiaip pavadinimas. Tai jų pasaulyje yra apie 880 šalių, Europoje jų yra virš 100, o Lietuvoje labai didžiuojamės, kad turime 2 PSO bendradarbiavimo centrus. Abu yra Lietuvos sveikatos mokslų universitete, vienas skirtas kaip tik neinfekcinių ligų kontroliai ir prevencijai, profesorius Štelemėkas, kaip tik jūs perskaitėt jo pasiūlymus, ir slaugos fakultetas LSMU, slaugos mokymo ir sveiko amžėjimo, turbūt turėčiau sakyti. Taigi tikrai labai didžiuojamės, nes tokiais centrais tampa išskirtiniai mokslo centrai, tai gali būti institutai, ligoninės, gali būti laboratorijos. Ir dar šitie centrai pasižymi tuo, ką ir profesorė paminėjo, kad ne tik daro tą fundamentalų mokslą, kurį taip pat daro, bet taip pat ir taikoma į mokslą ir mielai tomis žiniomis dalinasi ir aktyviai dalyvauja ir sprendimų priėmime ir taip pat dalinasi su kitų šalių specialistais ir tokiu būdu prisideda ir prie Lietuvos, ir prie viso regiono ir netgi drįčiau sakyti pasaulio sveikatos. Tai ačiū dar kartą visiems, linkiu sveikų pasirinkimų, pasitikėti mokslu, faktais ir geros sveikatos visiems. Ačiū labai, prašau, akademikė. Dar aš norėčiau paminėti kaip labai gražų politikų pavyzdį, formuojant ir įdiegiant Lietuvoje tas mokslų pagrįstas sveikatos iniciatyvas. Kalbu apie hepatito C prevencijos ir eliminacijos programą, kurios dėka per 3,5 metus buvo patikrinta 85% suaugusių populiacijos, tai padarė šeimos gydytojai, išaiškinta daugiau kaip 9,5 tūkstančio latentinės šios ligos atvejų, kuri gresia įsivystyti kepenų cirozė ir kepenų vėžiui, ir visi jie buvo išgydyti. Šią programą tikrai pasaulinio sveikatos apsaugos inicijuota ir Lietuvoje įdiegta, mes galime didžiuotis visoje Europoje. Tai mokslų pragirstos politikos akivaizdus pavyzdys. Ačiū labai, ačiū visiems spaudos konferencijos dalyviams. Šiandien
pasaulinę sveikatos dieną savo kolegoms Seime, prisimindamas posakį An apple per day keeps the doctor away, aš visiems padovanojau po obuolį ir tiesiog primindamas, kad vienas obuolys per dieną paprasta, bet sprendimai dėl sveikatos jau nebe. Taigi, skatinkime visi kartu ir kurkime tokią aplinką, kad tiek mes, tiek mūsų vaikai, tiek visa mūsų aplinka, galėtume rinktis tą sveikesnį gyvenimą, sveikesnį rytojų ir šiandienos pasirinkimai lems, kokia mūsų sveikata bus ateityje. O ateities medicina bus dar pažangesnė. Ir išliks atviras klausimas, kad jeigu visuomenė bus labai serganti, jeigu anksti pradės sirgti, augs poliligotumas, tai labai didelis klausimas, ar ta pažangi medicina ateityje bus prieinama visiems. Tai kad taip neatsitiktų, kurkime sveikatai palankę aplinką šiandien. Ačiū visiems.